Aplinkos projektų valdymo agentūra skaičiuoja 2024 metų renovacijos rezultatus. Pastatų modernizavimo departamento direktorė Gintarė Burbienė džiaugiasi, kad renovacija gyva ir jos tempai auga. Jeigu lygintume su praėjusiais metais, tai turime net 55 daugiabučiais namais renovuotų daugiau negu kad pernai. Tai yra 333 daugiabučius namus pavyko renovuoti per 24 metus. Pastarųjų metų tendencija nesikeičia, senos statybos daugiabučiai sparčiausiai atnaujinami didžiuosiuose miestuose – Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje. Čia per metus renovuota po 28 daugiabučius namus. Be abejo, turime suprasti ir tai, kad šitose trijose savivaldybėse yra daugiausiai potencialių renovuoti daugiabučių namų. Per jas 3 skaičiuojame virš 10 000 daugiabučių namų, kuriuos reikėtų renovuoti. Vien tik tai Vilniuje yra arti 6 000. Tai tie skaičiai tokie galbūt mažiau džiuginantys. Pasak Gintarės Burbienės, nuo didžiųjų miestų pagal 2024 metų renovuotų daugiabučių namų skaičių nedaug atsilieka ir mažesni miestai. Daugiausiai baigta renovuoti daugiabučių namų yra Palangoje 21, Elektrėnuose, Ukmergėje, Tauragė, Marijampolė taip pat seka iš paskos. Elektrėnų savivaldybė renovacija rūpinasi vietos komunalinio ūkio įmonė. Iš viso jie administruoja 301 daugiabutį. Iš jų jau renovuoti 64 pastatai. Dar 11 daugiabučių darbai vyksta ar yra baigiami. Matot, šiame kvartale, Draugystės gatvėje, kuris buvo pats seniausias ir patys namai pirmieji Elektrėnų, jie dabar atrodo kaip nauji, puikiai renovuoti, gražus. Vienas namas yra dar nerenovuotas šio kvartalo. Tikimės, kad sekančiais metais startuos ir paskutinis šio kvartalo namas. Komunalinio ūkio vadovas džiaugiasi, kad praėjusiais metais Elektrėnuose įvyko renovacijos proveržis, tad įkalbinėti renovuoti būstus gyventojų nebereikia. Ir kelias, ir šaligatviai tikrai surenovuoti. Vien per 2024 metus savivaldybė tik prie renovuotų namų atnaujino apie 200 kvadratų šaligatvių, apie 100 kvadratų bordiūrų, vėjų bortų ir taip toliau. Ir tuose daugiabučių kiemuose asfaltavo nemažą dalį kelių. Ir visi gyventojai, kurie eina į renovaciją, puikiai žino, kad jeigu mes einam su renovacija, iš paskos eina savivaldybė. Tai yra tikrai labai geras ir sektinas pavyzdys. Aplinkos projektų valdymo agentūros duomenimis, iš 2024 metų renovuotų 333 daugiabučių beveik 200 pastatų pasiekė B energinio naudingumo klasę. O tai rodo, kad dauguma gyventojų supranta, kad gyventi energetiškai efektyvesniuose namuose patogiau ir naudingiau.